Ok, sekanti pamoka. Atminties resursų optimizavimas. Labai sudėtinga pamoka ir viena sudėtingiausių, be kurios jūs niekur nevažiuosite. Ok, tai einam, žiūrim, kas čia per pamoka. Gerai, taigi, optimizavimas. Jokaujam. Um, Ieškojau pavadinimo, kaip čia užvadinti, nes iš tikrųjų tai yra pasikartojimas to, ką mes išmokome. Ir turbūt nepaslaptis ir esat girdėję ir jums daug kartų sakė, kad tai, ką jūs mokotės, jūs galite atsiminti 10-20 procentų. Tai realiai, kiek valandų mes be pasimokėm dabar, jūs atminty vis tiek turite apie 10 procentų. Tai va toks greitas pasikartojimas jums leidžia dar 10-20 procentų atgaivinti informacijos. Tai išmoko 10-20 procentų, šitą greitą pasikartojimą pamoką greitai peržiūrėkite ir dar dadėsim 10-20 procentų, tai žiūrėkit jau apie 40 procentų, galbūt busite jau ir išmokę. Ir aš aišku labai prašau, jeigu turėtumėt galimybę ir laiko dar kartą peržiūrėti visas pamokas, tai jūs būtumėte šaunuoliai, jūs ko gero jau žinotumėte 60-70 gal procentų visos informacijos, ką mes mokėmės. Gerai, tai greitai perbėgame per visą praėjusią kursą iki šiol, kad žinotume ir prisimintume. Tai pasižiūrėkite, ar atsimenate. Jeigu jums tai nauja informacija, reiškia, kažką buvot praleidę, pabandom pasikartoti. Aš ne viską sakysiu, aš tik svarbiausias žinias. Aš esu Rytis Zdanavičius arba Rytis Pytis. Nu, čia labai svarbu, okay, bet čia man tik tai svarbu. Tai kas yra fotografija? Fotografija yra piešimas, šviesa ir šešėlis. Nu, verčiasi iš graikų kalbos tik tais piešimas, šviesa. Aš tą ir šešėliais pats pridėjau nuo savęs, nes apie tai mes kalbėjom. Šitos nuotraukos gražios dėl to, kad yra graži šviesa. Ne dėl to, kad ten fotoaparatas geras. Mes apie tai irgi kalbėjom. Ir šitos nuotraukos yra gražios dėl to, kad yra labai faini, geri šešėliai. Ok, nu ir šviesa. Tai pirmoji fotografija, prisimenam, 8 valandas reikėjo nufotografuoti. Šitai nuotraukai Nipsas fotografavo. Ok, nuo to prasidėjo fotografija. Sekanti, atsimenat, pirmiausia, pats svarbiausias dalykas yra fotografo žinios. Norite tapti gerais fotografais, norite išmokti daryti gražias nuotraukas, turite pirmiausia žinoti. Ir nebesvarbu, ten pas jumis ar iPhone'as 15, 16 ar 20, tas neturi jokios praktiškai įtakos. Aišku, nu, jeigu fotografuosim su Nokia, kokią ten 30 metų senumo, nežinau, ar tada dar fotografavo. Tai ko gero taip, nuotraukos kokybė įtaka bus, bet kompozicijai, šviesai ir apie tai, ką mes šnekėjom, įtakos neturi. Jaučiat, kad jūsų telefonas arba fotoaparatas visiškai nebesvarbu. Aš turiu ir profesionalų fotoaparatą, ir mėgėjišką. Ir dauguma mano nuotraukų yra daromos su mėgėjišku fotoaparatu, nes profesionalus naudojamas tik darbui. Jūs čia susirinkote kol kas greičiausiai dėl hobio, mėgėjiškai fotografuoti. Tai jums nieko panašaus, tikrai nereikia nieko profesionalaus, tikrai užtenka paprasto fotoaparato ir paprasto telefono, ten už 200 eurų nusipirkite naują telefoną ir jis darys puikias nuotraukas, jeigu jūs žinosite, kaip jos daroma. Toliau, jeigu turim fotoaparatą, tai objektyvas, redagavimo įgūdžiai, nu va, mes artėjame pagaliau prie trečios vietos – redagavimo įgūdžiai ir jau greitai pradėsime redaguoti nuotraukas, naudojami priedai, tol, kol jūs turėsit fotoaparatą ir tik telefoną ar fotoaparatą ir spaudysit mygtuką, jūs niekada nepakilsite į aukštesnį lygį. Jums reikia pradėti naudoti priedus. Apie priedus mes nekalbėsime šiuose mokymuose, bet tai gali būti stovai, filtrai, papildomos šviesos ir taip toliau. Okay? Na ir galiausiai fotoaparatas. Tai tiesiog jisai nelabai taip ir reikalingas kažkokioms nuotraukoms. Kai žinai, gali padaryti ir su paprastu fotoaparatu. Kai žinai, ir su 5 metų telefonu gali nufotografuoti
Gražiai. Ok, tai sensoriai prisimenam, pilno kadro 35 mm, va čia va šitie fotoaparatai populiariausi, pro lygis, mėgėjiškas lygis ir telefonai. Ne? Tai va telefonai, flagmanai, va čia va galbūt jau dabar randasi, bet ir tai labai vienetai, kurie toj vietoj. Kameros prilygsta objektyvams, ne? Atsimenat, kalbėjau, standartinė kamera standartiniam objektyvui, plati kamera plačiam, portretinis objektyvas tai kaip portreto režimas, teleobjektyvas tai teletas, kart 3, kart 5, gali būti kart 10 šiuo atveju. Ne? Tai telefonų gamintojai bando kopijuoti objektyvus. Ne? Atsimenat, antroje vietoje pirmiausia žinios ir antroje vietoje objektyvas. Tai yra labai svarbu, tai ir gamintojai telefono bando kažkaip kopijuoti, vat, ir kad atsirastų kažkas panašaus į tuos objektyvus. Diafragma gali būti atvira arba uždara, okay? Prie atviros diafragmos prieina daug šviesos arba liejamas fonas, prie uždaros diafragmos mažiau šviesos, bet tada ir nuotrauka visi ryški, fonas nesilieja. Išlaikymas gali būti ilgas arba trumpas, tai prie trumpo išlaikymo mes galime sustabdyti judesį, o prie ilgo išlaikymo jam ilgėjant mes galime pradėti lieti judesį. Matot, čia sustabdytas vanduo, o čia sulietas vanduo 30 sekundžių. Čia 1/4000 sekundės dalis, čia 30 sekundžių. Okay? Ir ISO sensoriaus jautrumas. Kuo jautresnis sensorius, tuo šviesesnė nuotrauka. Bet tada atsiranda triukšmas. Okay? Tai kuo aukštesnis ISO, tuo didesnis triukšmas, tuo labiau prarandama kokybė. Bet kartais yra tokių situacijų, kai fotografuojama tamsoje ir kartais tenka ISO kelti aukštai. Tai apšviestuvo matavimas, jeigu mes kalbam apie gamtą, bet galim kalbėti ir apie šviesą dabar, kurie apšviečia mane. Tai jūsų fotoaparatas arba telefonas pamatuoja apšviestumą, va taip jeigu paprastai kalbant, ne? Šviesa krenta ant objektų, ant modelio, ant saulės, ant žemės, tada pamatuojam, kaip stipriai buvo apšviesta fotoaparatas ir parenka nustatymus. Okay? Ir tada gaunasi ekspozicija, taisyklinga ekspozicija. Bet jūs galite fotografuoti ir tamsesnės nuotraukas, ir šviesesnės. Irgi pamenat, apie tai kalbėjom. Nedaeksponuota nuotrauka ir pereksponuota nuotrauka. Tai per šviesi nuotrauka nebūtinai visada gali būti bloga. Tarkim, šiuo atveju per šviesi bloga, šiuo atveju per tamsi irgi bloga. Bet yra atveju, kai per tamsi nuotrauka sukuria dramatiškumą tokį, ne? Ir per šviesi nuotrauką išviesina tokį daro kaip dailės kūrinį, to aš pasakysiu, braižymas, grafiti toks, ne? Man atrodo, taip vadinasi, ne? Galima, tai yra per šviesi nuotrauka, pereksponuota nuotrauka. Okay. Tai ekspozicijos korekcija, atsimenat, su fotoaparatu tai keičiame nuo 0 ten į pliusą šviesies nuotrauką, į minusą tamsies, o su telefonu priliečiam ekraną ir braukiam žemyn arba aukštyn arba į šonus. Jūs pagal savo telefoną jau turbūt ir išsiaiškinote ir žinot, kaip pašviesinti arba patamsinti nuotrauką. Šviesos. Šviesa gali būti frontalinė, kontražūrinė ir šoninė žiūr. Nu, čia jeigu jūs fotografai dabar fotografuojat, tai aš pasakiau, kaip iš kur šviesos. Ne, galite pasižiūrėti. Frontalinė iš priekio apšviesta, kontražūrinė kažkur iš galo tenais ir šoninė iš šonų. Tai šviesa gali būti aštri ir minkšta. Minkšta, kai šešėlis pereina gradientu, okay? O aštri šviesa, kai šešėlis iš karto yra aštrus, toks pereina iš šviesaus į tamsų. Va, dvi nuotraukos, du pavyzdžiai, du obuoliai, vienas fotografuotas minkštoj šviesoje, kitas aštrioj šviesoje. Okay? Tai ta aštri šviesa, kadangi atsiranda šešėliai, mums leidžia piešti šešėliais, leidžia fotografuoti šešėliais, leidžia, kad šešėlis būtų įdomesnis negu pats objektas. Jau mes kalbėjom, vat galit pasižiūrėti, šuo, katinas yra įdomesnis negu pats šuo šitoje nuotraukoje. Lygiai taip pat turėklai, eiliniai turėklai, bet šešėlis, įstrižainė, trečdalio taisyklė, jau kažką žino, trečdalio taisyklės, įstrižainė, jau truputėlį pradedat nutuokti, apie ką aš čia kalbu. Okay? Tai einam toliau, RAW formatas. Okay? Žalios mėsos gabalas jūsų nuotraukai. Tai yra, mes turime mėsos gabalą ir galim pasidaryti
kokiu norim kepsnių. Tai kai mes kalbam apie redagavimą, jaučiat, kad mes jau artėjam link redagavimo ir jau greitai bus redagavimo pamoka. Tai norim įsikepam kepsnį ant grotelių, norim troškinį, norim šašliukiuką pasidarom, nebesvarbu, mums reikia žalio mėsos kepsnio. Iš iškepto šašlyko mes nepasidarysim kepsnį. Tai principas toksai ir yra. Jeigu jūs fotografuojat JPG formatu, tai šviesa paverčiama skaitmeniniu signalu, tada atlieka fotoaparatas nuotraukos redagavimą. Nu kaip gali jūsų fotoaparatas atlikti nuotraukos redagavimą? O jūs pagalvokite apie telefoną. Telefonas, ne? Kokie ten resursai? Tie telefonai nieko ten neturi. Palyginus mano stacionarus, va čia kur užima vis pusę stalo ir jūsų telefonas. Ne? Nu, arba, kur mano telefonas? Aš apie telefoną atėjau pas jumis. Nu va, tai dabar net nėra resursų normalių, ne, kad paredaguot nuotrauką. Po to tada ištrina visą nereikalingą informaciją, atsimenat sakym, jeigu jūs žalę nufotografuosite per tamsiai, ten bus juoda ir tada paliks ten juodą. Ir ten niekada nebus žalia toj nuotraukoje, okay? Ir išsaugo į JPG. Okay? Jeigu jūs fotografuojat RAW formatu, šviesa paverčiama skaitmeniniu signalu ir įrašoma į kortelę ar į atmintį, viskas. Ir va šitoj vietoj yra taip, nes jūs matėt žalę šviesą, tik tais sufotografavo, tarkim, per tamsiai, ne? Šiek tiek tamsiau. Ir ta žalia pasidarė juoda. Ir va RAW formatas sako, ten yra žalia, bet aš turiu atvaizduoti juodai. Nes jis užsaugojo tą spalvą, kurią matė, tik jums atvaizduoja pagal jūsų nustatymus, kokius jūs parinkot. Okay? Ir va čia geras dalykas, jūs galite tiesiog tą RAWą pašviesinti iki tokio reikalo, kokio jums reikėtų. Kompozicija. Kompozicijų yra daug, tai yra pagrindinės, įdomesnės tokios kompozicijos, nuo lengvų iki sudėtingesnių ir jų dar yra begalės visokių. Tai va tokios kompozicijos, kokios paprastai mokomasi pačioje pradžioje. Tai mes pasimokinom trečdalio taisyklę ir įstrižainę, truputį apie horizontą pašnekėjom, kad per viršų ir per apačią eina, o visas kitas galite pasianalizuoti patys, pasiieškoti informacijos, tikrai pilnas internetas dabar, arba galite welcome į mokymus ir viską išmokstam. Trečdalio taisyklė. Nuotrauką padaliname 9 lygias dalis ir turime štai tokias linijas ir turim susikirtimo taškus. Tai linijas dedam į šitas linijas, objektus dedame į susikirtimo taškus. Čia taip paprastai, easy, ne? Atsimenat. Tikiuosi bandėt. Jaučiu nepavyko. Nu, bet aš labai tikiuosi, kad įgausite praktikos ir tikrai pavyks jums viską sudėlioti. Tai visos linijos eina per šitas linijas, objektai į tos susikirtimo taškus. Vadinasi, kai jūs fotografuojat, negali aplinkoje būti papildomų linijų. Koncentruojatės, ieškote taip, kad būtų tik tos linijos. Ne? Ir taip jūsų nuotraukos darysis gražios ir išskirtinė. Ir įstrižainė, jeigu fotografuojam vieną liniją, pagrindinę kažkokį, arba kad ir daugiau linijų, atsimenat pavyzdį, kur per visą nuotrauką ėjo įstrižainės, esmė tokia, kad iš vieno krašto į kitą kraštą. Jeigu tai yra tik viena linija, tai tada jinai turi eiti idealiai. Okay? Jeigu turime daug linijų, tai gal jos visos taip eina tos linijos, bet tada esmė tokia, kad žvilgsnis per visą nuotrauką iš vieno galo į kitą praeina. Okay. Gerai. Nu ką, prisiminėm pamoką, tokia aš tikiuosi atgaivinom informaciją, optimizavom jūsų, net neatsimenu, kaip pamoka vadinasi, žodžiu, optimizavom jūsų smegenų ląsteles, informaciją tą ir pabandom, jeigu kažką prisiminėt, bet tikrai nežinojot, labai prašau, pagrįžkit, raskite laiko ir tiesiog perklausykite. Dabar galbūt bent jau galit su ausinukais darot valgyti ir pasileiskit mane, kad tiesiog perklausyt ir prisimint tą informaciją. Galit neklausyti pirmos nulinės pamokos, kur prisistatau apie save. Nu, velniai, jeigu nežinosis kokio fakto, nereikia. Bet istoriją galite, jeigu norit praleisti irgi ten, nu, tiesiog, bet va tavo, kur mes pradedam kūrybą, eina ir ten diafragmos ir taip toliau, būtų gerai, kad perklausytume. 8 užduotis. Trečdalio taisyklė. Praeitą kartą turėjome įstrižainę, dabar turime
trečdalio taisyklė. Prašau jums pavyzdukai. Easy peasy. Linija, linija, susikirtimo taškas. Linija, čia būtų linija, turime čia liniją ir turim čia. Turim du objektus, kurie yra trečdalio taisykliai, trečdalio taisykliai tamsus ir šviesus, ta šviesus trečdalio taisykliai. Aš tikiuosi, kad jūs matote tas trečdalio taisyklės. Viskas, keliaujame į sekančią pamoką. Aš tikiuosi, kad jinai yra apačioj. Gerai? Iki greito.